Ką? Kelių erelis atvažiavo? Jūs tik pažiūrėkit, koks Ford Mondeo. Klasiškas automobilis. Taip? Girdžiu, taip. Didelis. Galingas. Ekonomiškas. 2 litrų. Turbodizelis. Paspaudus tik atsiloš ir O, čia tau ne jokas. Iš tikrųjų, jaunam žmogui tai yra tiesiog svajonė, aš turėčiau pasakyti. Net nežinau, ko daugiau norėčiais laikais, kaip tokio, sakyčiau, net nerealio, o banginio kelių. Bet jūs tik pažiūrėkit, kas ten atvažiuoja. Jūs pažiūrėkit. Kažkokia dėžė su ratais, iš tikrųjų. Ratlankiai kaip lėkštės, nesupras iš tikrųjų. Kažkoks vairuotojas toks irgi linksmas, man. Nu. Ir kas čia toks atvažiavo iš tikrųjų? Ir dar su kuo atvažiavo? Pažiūrėk. Sveikas, Mantai. Sveikas, Adam. 2001 metų Toyota Yaris. Ekonomiškas, pigus ir galingas žvėriukas, kaip tik jaunam žmogui. Galėsit kurą piltis iš kišenpinigių. Teisybė tikiu, bet tu pažiūrėk. Aš bijau pas... Nespaus, nereikia. Nes čia... Ai, nereikia. Tai sveria tik toną, tai jos apdaila truputį tokia plonoka. Plonoka. Kinietiška kokybė, bet nesvarbu. O kas čia? 18 metais? Taip. Ne. Taip. Toks kas? Fermeris. Atvažiavo fermeris. Pardavė kombainą, nusipirko X5. Pardavęs, matas iš karto. Čia vadinasi 18 metais pilsis kurą iš kišenpinigių. Taip. Ir kągi mes čia matom? Kas čia tokio kas? Sveikas tas. Pastebėjau šitus 2 taškus sniege atvažiuodamas. Tikrai? Mes pastebėjom tavo kombainą. Kombainas, kiek pas tave cilindrų, tu man geriau pasakyti. 4. Kiek pas tave? 6. 8. Kiek varomų? 2. Kiek sveria? Daug sveria, normaliai, kaip ir turi sverti. Tona šitą sveria. Kiek? Kokios kuro sąnaudos? Su sąnaudos yra tiek, kiek žmonių 5 gali kartu susidėti pinigų. O, tikrai? O čia? O čia 5. Čia 5 net nesutilpsus, pažiūrėkit į tokią mašiną, čia baisu. 5, jo. Čia 2 susidėję. Tai 2 ir važiuotų. 2 susidėjus gausis 3 kart pigiau važiuoti negu 5 susidėjus ant šitos. Gerai, O čia pas tave Fordas. Fordas kaip Fordas. Amerikietiškas, ane? Nu ir ką tu turi prieš? Posūkius daro bent jau? Daro ir posūkius ir sukasi netgi. Iš tikrųjų čia tu su mašina, čia susadint, žinai, kiek gali iš tikrųjų čia. Kiek aš jį galiu taip atrodyti, va, tai? O kodėl čia smirda viduj? Smirda nuo vakar, ten buvom truputėlį. Užsukę. Gerai, tavo manymu 18 metais iš kišenpinigių nusipirks tokią mašiną? Taip, pradėjęs darželį taupyti, visada įsigys. Taip. Reikia po O litrą tavo 50. O kam pirks skardinę? O iš kišenpinigių pilsi kurą? Kam pirks skardinę? Supranti, čia Tam, skardinė kad su ratais. važinėtų, nestovėtų Skardinė su kieme. ratais. Tam, kad važinėtų, nestovėtų kieme pesi. Aš iš kiemo norėčiau išsinešti, va. Neleis? Išsinešti. Sakė, neleis. Išsinėjimas labai prastas. Va būtent, man. Pasitraukit, Ir ką? kiek kainuoja taisant, pavyzdžiui, vat gaižiausias toks atsiremtas užpakalį. Čia Ir 100 litrų 100 litrų, ir 100 litrų, su pataise. 100 O litrų tavo, nuvažiavęs. o tavo padangas pakeist autoservise 5000 litrų kainuoja turbūt. tos padangos ilgiau laiko. Ir kas? Nes Bet ne 5 kart ilgiau. Ką tu čia kiek žmonių sutalpinsi tavo automašiną, aš nesuprantu. Bet už tai nereiks. Nereiks man Nereiks nuo nieko. kolonėlės iki nereiks, kolonėlės. nieks nieko, važinėt. Didelis, žinai kaip. Na va. Taigi, pirma užduotis. Nuvažiuoti 0,00,15 mylios į apatinę aikštelės pusę.
Kitas iššūkis. Kas tai? Tai yra? Taigi, jūsų mašinos bus išbandytos parkavimo srityje. Turėsite pastatyti mašiną apribotame plote. Tai nepavykę, kam nepavyks tai padaryti, bus atimti taškai.